Labą dieną. Labą dieną. Robertas Karvauskas, nepriklausomas pastatų šiltinimo ir šilumos išsaugojimo pastatuose ekspertas, konsultantas. Dirbu su portalu Ekspertai LT ir matau jūsų paklausimą. Mano vardas Robertas, kaip į jūs kreiptis? Vytautas. Malonu, Vytautai. Noriu iš karto perspėti, Vytautai, kad aš esu ne medžiagų tiekėjas, ne rangovas, nieko jums nepardavinėsiu. Tiesiog pagal sutartį su portalu Ekspertai LT padedu žmonėms susigaudyti, kaip ekonomiškiausiais būdais pasistatyti tokį namą arba susitvarkyti jį taip, kad būtų jis ekonomiškas ir nereikėtų daryti klaidų ir perdavinėti. Tai dabar, Vytautai, matau, kad žadat statyti rąstinį namą, nedidelį, ką ir aš visą laiką propaguoju, kad tokių pilių statyti nereikia, nes paskui, kai vaikai išeina, nėra kur dingti, o pajamos į gyvenimo pabaigą mažėja ir Faktas. išlaikyti tokį namą sunku. Tai labai gerai. Dabar jūs sakot, kad norit šiltinti iš vidaus. Kodėl va tokia nuostata yra jūsų būtent iš vidaus apšiltinti? Nu, čia vienoje vietoje paskaičiau, bet šiaip realiai pats šiltinimas iš vidaus jis nėra toks efektyvus iš tikrųjų. Jis yra surištas su rizika visada, todėl kad kai jūs iš vidaus šildymą vykdot patalpų, jūs turit užtikrint, kad jūsų atitvaros būtų šiltos ir juose niekada nesikondensuotų vandens garai. Tai reiškia, kad jos Jo. nebūtų šlapios. Kada jūs atribojat šilumą nuo vidaus, tada ta šiluma, kurią jūs sukuriat viduje, ji neina į atitvaras ir atitvaros tada visiškai persmelkiamos išorės šalčio. Ir jeigu juose yra drėgmė ir dar jinai užšąla, tada atitvaros ardomos. Tai tikrai ne į sveikatą namui. Todėl jeigu mes jau neturim kitos išeities ir šiltinimą darom iš vidaus, tokiu atveju mes turim jį padaryti dviejų dalykų. Pirmas dalykas turi būti pilnas sandarumas nuo šilto oro iš vidaus, kad jis savyje turintis labai daug vandens garų nuo mūsų kvėpavimo, virimo, skalbimo, džiovinimo ir taip toliau, nuo to, kad tie vandens garai niekada nepapultų į išorinę atitvarą ir ten nesusikondensuotų. Reiškia sandarumas pirmas. Ir antras, mes turim užtikrinti, kad dalį šilumos mes vis tiek įleisim į sienas, kad jos neperšaltų ne tik į sienas, bet į išorinės atitvaras bendrai. Tai reiškia, kad sluoksnis turi būti nestoras. Tai 5 centimetrai daugiau nevertėtų dėti iš vidaus šiltinimo medžiagos. Aišku, to pilnai nepakanka paprastai. Jeigu žmonės daro stipresnį sluoksnį, didesnį, storesnį sluoksnį, tokiu atveju mes atribojam šilumą per daug ir tada mūsų namo atitvaros laikančios konstrukcijos peršala. Tai ne į sveikatą namui. Todėl, ką aš šiuo atveju pasiūlyčiau, tam, kad būtų sandarumas pilnas, tai šiltint iš išorės, o jeigu nori dar iš vidaus, tai nedaugiau 5 centimetrai turi būti. Dabar vėlgi, tam, kad vis konstrukcija būtų, atitvarų konstrukcija būtų tikrai patikima, garantuota, kad juose nebūtų neigiamų efektų, tai yra du būdai šiltinimo. Šiltinam mes paprastai dažnai naudojam orui laidžias, kiauras medžiagas, tokias kaip vatos visos, ar ne? Akmens vatas, stiklo, mineralinė ir taip toliau. Visa ta medžiaga yra kiaurai laidi orui. Reiškia, jeigu mes uždėsim ją paprastai iš išorės, šaltas lauko oras prasiskverbs iki pat fasado, iki pat atitvaros. Tai tokiu atveju tai nėra šilumos izoliacija. O iš vidaus einantis oras su vandens garais, kadangi vis tiek atitvaros būna nepilnai sandarios, tokiu atveju tie vandens garai papuls į šiltinimo medžiagą ir šaltuose jos sluoksniuose kondensuosis. Todėl kiauros, orui laidžios šiltinimo medžiagos turi būti izoliuotos visada tiek nuo vidaus patalpų šilto oro, tiek nuo lauko šalto oro. Tai yra sandarinimas ir tai yra pakankamai sudėtingas procesas. Kada pradėjau propaguoti mineralinės vatas, akmens vatas, tada atrodė, kad tai yra paprastas procesas. Ten formaliai sudėjai plėvelę, sudėjai vatą, sudėjai plėvelę ir viskas. Bet jeigu mes tas plėvelės dedam tik formaliai ir jų pagalba neužtikrinam, kad jokių atveju
oras tiek iš vidaus nepapuls į vatą, tiek iš išorės nepapuls, tada tas nesandarumas iš karto labai ryškiai sumažina šiltinimo medžiagos efektyvumą. Tai reiškia, kad medžiaga tampa drėgna, jeigu papuola garai iš vidaus, viskas, tokiu atveju jau tai ne šilumos izoliacija. Todėl reikia labai gerai įvertinti šitas sandarinimo išlaidas ir sandarinimo galimybės. Ar tikrai turėsit specialistus, kurie galės padaryti pilną sandarinimą jums? Nu, tikiuosi, jo, kaip ir yra įmonė, kuri stato tos rastinius namus, tai jie man irgi patarė, sako, geriau šiltinimą dėti iš išorės. Aš taip įsivaizduoju, kad jie kaip ir išmano tą dalyką. Aš puikiai suprantu, norėtųsi, kad tai būtų, bet iš tikrųjų dažniausiai jie kaip padaryti, jie padarys ir jie bus formaliai teisūs. Bet ar tai bus galutinis rezultatas tikrai toks, kokio jūs tikrai norėtumėt, va čia jie paskui neatsako, o jūs tiesiog gyvensit ir galvosit, kad taip ir turėtų būti. Ir niekada nesužinosit, kad galėjo būti 3 kartus geriau. Tai va čia tas dalykas svarbu, nes vienas dalykas, kuris labai svarbus, tai yra, kad sandarumo ilgamžiškumas būtų patikimas. Tai reiškia, kad sandarinimas turi įvykti ne tik tai dėl to, kad priduot namą tuo momentu, o tam, kad visą laiką būtų sandaru. O kada mes klijuojam su lipniom juostom, kada mes dedame įvairias plėveles ir apklijuojam, tokiu atveju tas sandarumas neišsilaiko ilgai. Po 5-7 metų labai dažnai būna daug atsiklijavimų, išsisandarinimų. Kodėl? Todėl, kad pačios plėvelės, sakykime, jos turi susitraukimo koeficientus. Kada mes jas pilnai ištiesiam ir priklijuojam, mes klijuojam tai paprastai šiltu metu prie aukštesnių temperatūrų ir jos yra išsiplėtę. Kada ateina šaltesnis laikas, jos traukiasi ir pradeda temptas lipnes juostas. Tie klijai laiko pradžioje, bet keli tokie sezonai ir klijai net laiko ir pukšt ir atšoko. Tada pradeda eiti oras džiovina klijus ir vis labiau ir labiau atsiklijuoja. Ir va tų atsiklijavimų būna pakankamai daug, ten eina oras su vandens garai kondensuojasi, atsiranda pelėsis, atsiranda puvimas, atsiranda kondensatas šiltinimo medžiagoje, šlapia medžiaga jau yra ne šilumos izoliacija, o šalčio tiltas ir visi tie reikalai pradeda krautis ir žmogus pradeda jaust, kad jo išlaidos būsto šildymui pradeda didėti. Metai iš metų vis mažiau ekonomikos. Tai va čia šitą dalyką reikia tiesiog įvertinti. Kitas būdas šiltinti - naudoti technologiją, kuri ir šiltina, ir sandarina vienu metu. Tai reiškia, tai dažniausiai yra, nedažniausiai realiai tai yra purškiama technologija, bet putų poliuretanų rinkoje yra labai daug. Ir visi siūlo, ir visi sako, viskas bus gerai, viskas sandaru, bet ne visi žino, o dažnai jeigu ir žino, tai tiesiog nutylia arba nuslėpia šitą dalyką, kad paprastieji putų poliuretanai, jie turi labai vieną šunišką savybę tokią. Jie labai traukiasi, kada kinta temperatūra ir santykinė oro drėgmė. Tai kada vasara yra, sakykime, po stogu iki plus 70, žiemą iki minus 20-30 gali būti, prie tokių kritinių temperatūrų susitraukimai gali būti nuo 1,5 iki net 15%. Tai įsivaizduokit, 5 procentai tai yra 5 centimetrai per metrą. Ir štai tokių susitraukimų net laiko jokia medžiaga. Tada atsiranda atplyšimai nuo konstrukcijų, skilinėjimai savo plote medžiagos ir ta medžiaga tampa nesandari. Tai kol nebuvo temperatūrų perkritimo, tai ten galima ir sandarumo testą padaryti ir viską rezultatai puikūs. Bet kai tik atsiranda temperatūrų skirtumai, tada atsiranda išsisandarinimas. Tai va tų dalykų dažnai rinkoje neįvertina ir ypatingai užsakovai, kai nežino ir jie įsivaizduoja, kad visos putos yra vienodos, tai čia yra labai didelė iliuzija. Todėl jūs
saugoja ne medžiagų pavadinimai, ne porų struktūra, ne dar kažkas. Jūs saugoja, jūsų šilumą, jūsų pinigus saugos konkrečios savybės. Todėl reikia žiūrėti matmenų stabilumo testo rezultatus, reikia žiūrėti vandens įgeriamumo rezultatus ir taip toliau. Tai yra konkrečiai medžiagų savybių tyrimų protokole. Jeigu šito dalyko jums rangovai neparodo ir neįtikina jūsų, nepatvirtina savo žodžių, kad viskas bus gerai, konkrečiais skaičiais iš dokumentų, tokiu atveju tiesiog apsukit juos ir sakykit, eikit namo. Nes negalima tikėti vien žodžiais, nes rinkoje tiek dabar visko primaišyta, kad tiesiog jūs apsigausit. Tai va, tai iš tų poliuretanų, aš pavyzdžiui, kai stačiau savo namą, aš stačiau karkasinį namą, ir man buvo labai aktualu šitai, kadangi aš darau daug ekspertizių ir jau su kiaurom šiltinimo medžiagom, tokiom kaip mineralinės vatos, aš esu jau pasimokęs labai daug ir matau, kas gaunasi. Sakykime, praėjus kažkiek tai metų jau matau, kad rezultatai prastėja ir padaryti idealiai yra, praktiškai, nesakau, kad neįmanoma, bet labai sunku. Ir realiai retai labai kas padaro ilgalaikį sandarumą. Todėl aš pradėjau ieškoti medžiagos, kuri šiltins ir sandarins vienu metu ir patikimai. Tai ištyrinėjau labai daug poliuretanų rūšių ir atradau vieną rūšį. 2007 metais Kanados firmos Aisenin technologija buvo parvežta į Lietuvą. Lietuviai pirmieji parvežė į Europą ir aš pradėjau tyrinėti tą technologiją ir iš tikrųjų tai yra tai, ko reikia. Medžiaga nesitraukia nuo temperatūrų skirtumų, ten maksimalų susitraukimai yra iki 0,5%, tai yra 5 mm per metrą ir medžiaga yra labai elastinga, plus jinai yra atvirų porų struktūra, bet padaryta taip, kad porų labirintas yra toks smulkus ir toks painus, kad oras per ją nepraeina. Praeina tik vandens garų molekulės, kadangi jos yra apie 10 kartų mažesnės ir daug landesnės už oro molekulės. Tai, pavyzdžiui, drėgna mediena apipurkšta šita medžiaga galės lengvai pamažu išdžiūt, o nauja drėgmė su oro srautu ateiti jau negali. Taigi tai ryškiai padidina medienos ilgamžiškumą ir sudaro komfortą medienai tarnaut kaip šiltinimo sluoksniui netgi. Supratau. Tai va, tai ką aš galiu patarti jums iš savo patirties, tai jūs galite įeiti gamo.lt, G-A-M-O, gamo.lt, pasidomėkit šitą, tai ta technologija ypatingai mediniams, karkasiniams namams, ji yra idealiai tinkanti. Ir sandarina, ir šiltina, ir ten nereikia jokių plėvelių, jokių papildomų sandarinimų. Karkasą ant kaladėlių užkalėta ant išorinės sienos, ant kaladėlių tam, kad karkasas neprisiglaustų prie sienos, kad putos paeitų po apačią pilnai ir užsandarintų visą plotą absoliučiai, ir karkaso sandūros tada būna neprapučiamos ir visa kita, ir užpildot putomis ir užkalat apdailą. Viskas. Tai yra paprasta, lengva, labai aišku, kontrolė labai paprasta ir viskas, sandarumo testą pasidarot, gaunat 25 metų garantinį sertifikatą ir ramiai gyvenat. Tai aš nuo 12 metų iki dabar džiaugiuosi savo pasirinkimu. Viskas aišku, jo. Tai aš tą patį panašiai dariau, kai seną namą turėjau, tai aš, kadangi jį apmūrėjau, aš į oro tarpus pučiau būtent tom gama putom. Į oro tarpus gamo putos nepučiamos, jūs kažką tai maišot, negali būti gamo putos niekada neėjau į oro tarpus. Tai galbūt jūs naudojot specialiai oro tarpams skirtas, Fomepor, ten yra tokių putų ir taip toliau. Gali būt. Jo, oro tarpams yra kita technologija, tai taip pat yra racionalu ir oro tarpai, jeigu yra, juos aišku reikia užpildyti ir tam yra specialios termoputos, bet tai nesurišta su poliuretanu, ten yra aminoplasto termoputos jau.
Va, tai dabar iš savo pusės, ką dar aš jums galiu palinkėti, kadangi jūs statysit naują namą, tai dabar mes apkalbėjom tik tai vieną dalelytę iš to, ką reikia padaryti, kad namas tikrai būtų šiltas, ekonomiškas, modernus ir nebrangiai, nedarant klaidų, kad jį galima būtų pasistatyti. Tai šitos visus niuansus aš studėjau į labai stiprų seminarą iš savo patirties ir jį pavadinau šiuolaikinis, modernus, šiltas, ekonomiškas ir nebrangus namas, kaip nesuklysti. Ir šito seminaro vaizdo įrašą jūs galite rasti mano svetainėje, kuri vadinasi sandarusnamas.lt. Supratau, būtinai Jo, pažiūrėsiu tai ją. 57 euriukai kainuoja įrašą šito seminaro, bet jūs jį pasiimsit visam gyvenimui ir tai yra tikrai ne tie pinigai, kuriuos vertėtų sutaupyti, nes padarius vieną iš tų klaidų, kurios ten įvardinamos, kur dažnai labai rinkoje daromos, jūs prarasit apie 100 kartų daugiau, negu kainuoja šitą informaciją. Todėl statant namą, bazinę informaciją, kad jūs taptumėt kvalifikuotų užsakovų ir kad jokie rangovai, medžiagų tiekėjai ar darbininkai nekabintų jums makaronų ant ausų, grubiai tariant, tai tikrai verta šitą dalyką turėti. Todėl aš, garantuodamas už šitą informaciją, duodu tokią garantiją. Jeigu 5 dienų bėgi po to, kai jūs įsigysit šitą seminarą, peržiūrėję jūs nuspręstumėt, kad tai jums nenaudinga, aš ne tik be jokių klausimų jums gražinu tuos pinigus, kuriuos sumokėjau, bet plus pridedu 10% kaip kompensacija už sugaištą laiką ir sunaudotą energiją. Tai yra mano principas, kad mano duodamos žinios turi nešti grynąją naudą žmogui. Tai va, tai tiesiog jums ir linkiu pasiimti šitą informaciją, įsigilint ir, priimti pačius racionaliausius sprendimus, tai yra tapti kvalifikuotų užsakovų, kuris tikrai žino, ko reikia ir galės tikrai išreikalauti iš rangovų tai, kas racionaliausia ir geriausia. Jo, supratau. Gerai, ačiū labai. Aš manau, tikrai pasinaudosiu. Gerai. Tokia galimybė, jo. Tai dėkui Jums, linkiu Jums pačių ekonomiškiausių rezultatų ir racionalių sprendimų. Viso geriausio. Iki. Viso geriausio, iki. Na štai, brangiai, žmogus ieško variantų, visa tai yra gerai, viskas tvarkoj ir pagalvojo apie vidinį šiltinimą, greičiausiai norėdamas išsaugot kažkokį tai fasado, sakykime, autentiškumą medinio rąstinio namo, bet iš tikrųjų ypatingai su mediniais namais negalima šitaip šposaut ir iš vidaus vien šiltinimas tai ryškiai sumažins namo tarnavimo laiką. Nes peršalančios sienos, jos visą laiką išsisandarins ir irs daug greičiau, negu kad iš išorės apsaugotos pilnai. Nes šiltinimo medžiaga neprileidžia tiek saulės spindulių, tiek drėgmės, tiek šalčio prie pagrindinės laikančios konstrukcijos. Ir iš karto namo ilgamžiškumas auga, didėja. Todėl šiltint reikia iš išorės. Iš vidaus galima kažkiek tai dadėti, bet pagrindinis sluoksnis turi būti iš išorės visada. Ir čia ir su visom sandarinimo procedūrom viskas yra tada paprasčiau. Su mediniu namu bendrai šiltint su kiauromis medžiagomis yra labai sudėtingas dalykas, todėl jau jeigu susidursit su tokiais klausimais, tai tada tikrai vertėtų pasikonsultuoti su ekspertais, su specialistais. Esu pasirengęs padėti jums, jeigu reikės. Tai sandarusnamas.lt jūs rasit galimybę užsiregistruoti konsultacijai ir aš tikrai jums padėsiu. Ačiū Jums, kad tai išgirdot. Iki.